Labas, sveikinuosi su tavimi ir vėl tikiuosi, kad tavo savaitė prasidėjo pozityviai, o jeigu ne, labai tikiuosi, kad galėsiu tau pakelti bent kažkiek tai. Ir šios dienos epizodas bus apie temą, kuri man pačiai reikėjo šiek tiek apie ją pasigilinti ir man labai daug dalykų rezonavo ir būtent norėjau pasidalinti su jumis. Tai pasitikėjimo savimi praktika, apie kurią tu net nepagalvoji. Dažniausiai mes pasitikėjimą savimi, kaip mes žiūrime į tą pasitikėjimą savimi. Mes žiūrime, kad jo, aš turiu pasitikėti savimi, savo galimybėmis, savo jėgomis ir viskas. Bet yra kita pusė, apie kurią daugelis mes nepagalvoja. Tai būtent apie tai bus šiandien šiame epizode. Ir duosiu jums užduotį, kuri padės pakelti jums pasitikėjimą savimi ir savivertę. Būtent apie tai, ką aš kalbėjau praeitą savaitę, ar ne, kaip savivertė susijungia su jūsų pajamomis. Viskas prasideda nuo to, nuo mūsų savivertės. Kuo mes labiau jaučiame savivertę savo, didesnė ir aukštesnė, tuo pas mumis viskas auks aplinkui, mūsų santykiai, mes neįsileisime tam tikrų žmonių į savo gyvenimus, mes uždarysime duris žmonėms, kurie su mumis elgėsi blogai. Mes neleisime darbdavių lipti mums ant galvos, mes neleisime, kaip sakant, žemiems standartams būti mūsų gyvenime, ar ne? Ta prasme, tai viskas nuo to ir atsimuša. Tai taip pat noriu Jums priminti, ar Jūs registravai į mano waitlistą. Tai labai greitų laikų paskelbsiu projektą, ties kuriuo dirbu paslapčiomis ir tikrai dedu labai daug laiko ir pastangų ir darau tai labai su žibančiomis akimis, nes aš žinau, kaip šito projekto reiks kiekvienam žmogui. Ir waitlistas yra jau atidarytas, matau jūs registruojatės. Tarp kitko, jeigu negavote e-mailo, kad jūs registravot, bet jūs įvedėt e-mailą, tai jūs tikrai jūs registravot, nes sistema šiek tiek neveikia iki galo, tai tiesiog negalvokit, kad jūs nepatekot. Nes jeigu suvedėt e-mailą, paspaudėt submit, reiškia, jūs registravot. Ir jeigu jūs registravo, tai nereiškia, kad jūs privalėsit įsigyti. Tiesiog, jeigu jūs busit užsiregistravę, jūs gausite bonusus, kurių niekas kitas negaus, jeigu jūs norėsite įsigyti. Suprantat? Jūs gausite 50% nuolaidą, gausite atnaujintą nemokamą Astro gidą, gausite galimybę patekti dėl prizo ir taipogi pamatysite užkulisius, kurių nematys niekas, nes būtent tie žmonės, kurie užsiregistravę, yra mano Instagrame close friends liste. Tai būtent jie matys dalykus, kurių nemato kiti. Ir sužinosite apie tai prieš man paskelbent oficialiai. Tai reikia paspausti mygtuką, užrašyti mailą ir viskas. Ir jūs tiesiog būsite sąraše, o paskui spręsti, ar jūs norėsite ten dalyvauti ir būti. Tai va, ir labai laukiu. Tai yra iš tikrųjų tas projektas, ties kuriuo dirbu tikrai. Iš pradžių dirbau daug su savimi viduje, energetiškai, prieš imantis bet kokių veiksmų. Ir dabar aš jau pradėjau, kaip sakant, viską lipdyti ir ruošti ir taip toliau. Bet daugiausiai laiko iš tikrųjų tai įdėjau energetiškai, ne kaip sakant, kūryboj. Kūryboj, taip, energetiškai kūryboj, bet ne fiziškai. Tai va, tai būtent čia irgi toks dalykas, ties kuom dirbau paskutiniais mėnesiais, kad įsigryninti labiau visus dalykus, kuriuos, tarkim, noriu paleisti ir išleisti. Ir būtent tas pats buvo man su internacionalia grupe, kurią dabar irgi mentoriuoju. Tai kad įdėjau tikrai daug pastangų energetiškai prieš paleidžiant fiziškai. Tai va. Ir neslėpsiu, man tai nėra labai lengva daryti, nes aš turiu labai didžiulę įtaką dvynio. Ir pas mane dvynys yra tas, kuris yra impulsyvus, kuris nori visko čia ir dabar. Ir aš ypatingai turiu labai mokytis to, kaip sakant, kantrybės, būti kantri, pasitikėti procesu. Tai va, tai kalbant apie šią temą, kurią noriu šiandien su jumis kalbėti, tai yra toks dalykas, ar ne, kaip tas pasitikėjimas tuo, ką tu darai. Tai pavyzdžiui, kaip dažnai pagalvokit, jūs esat buvę tokiose situacijose, kad galbūt jūs žinote, kad imatės veiksmų, jūs darote, ką jūs turite daryti. Galbūt gerai, jeigu jūs bandot susirasti antrą pusę, jūs einate į pasimatymus, jūs bandote, kaip sakant, socializuotis, megzti ryšius ar ne, ir taip toliau. Arba jeigu kuriate verslą, jūs žinote, kad jūs darote veiksmus, jūs kuriate turinį, jūs bendraujate su žmonėmis, jūs, žodžiu, pritaikote įvairias strategijas, jūs paleidote video. Jeigu galbūt jūs kuriate podcastą, ar ne, kaip mano atveju, tai jūs kiekvieną savaitę ar ten į mėnesį kartą išleidžiate naujus epizodus ir jūs tiesiog juos išleidžiate, ar ne? Galbūt jūs turite atsidarę savo parduotuvėlę ir galbūt save marketuojate įvairiuose socialiniuose tinkluose, kad klientai jūs pamatytų, ar ne? Tai, kaip sakant, jūs imatės veiksmų, kad ir ką jūs bedarytumėt. Bet
kaip dažnai jūs vis tiek darot ir darot dėl to, kad daryti. Tai pavyzdžiui, jeigu paimsim tokį pavyzdį, tarkim, turinio kūrimas, ar ne, va, tarkim, online erdvėje, jeigu jūs, tarkim, marketuojate save ar savo paslaugas. Tai kaip dažnai jūs einate tokį mąstymą, kad aš turiu vėl eiti paustinti, aš turiu vėl daryti tą, pastoviai paustinti ir paustinti ir paustinti. Nes mes nepasitikim tuo, ką mes jau esam sukūrę. Mes nepasitikim tuo, kaip pasakyti, podcasto epizodų, kurį aš išleidau, ar ne? Ir nepasitikim tuo savo, kaip pasakyti, sistema, kurią mes esame sujungę. Tarkim, kad klientas ateina per Instagramą, jis iš jūsų susisako prekę ir taip toliau. Tai mes realiai turim suprasti tą dalyką, kad jeigu mes nepasitikim tuo, ką mes jau dabar esam išleidę, ką mes jau dabar esam paleidę, tarkim, parašę knygą, tarkim, kaip pavyzdys dar, ne, arba paleidę tą reklamą kažkokią tai, ir mes toliau einam ir darom, kaip sakant, dar kuriam, dar metam, dar žodžiu, nes mes akivaizdžiai nepasitikim tuo, ką mes turim, suprantat? Tai dėl to mes ir pastoviai ir einam tokiame, kad daryk, toliau pushing, toliau mesk tos paustus, toliau mes ten tas reklamas, toliau daryk tą, nes tu nepasitikė su tuo, ką tu esi jau dabar išleidęs. Ir dėl to mums pastoviai atrodo, kad mums reikia kažką vėl daryti, nes vis dar kažko nepakanka. Ir čia yra programa, aš pati, žinokit, turiu šitą programą, vis dar, aš su tuo dirbu, aš labai atvirai galiu pasidalinti, aš tikrai nesu to atidirbusi, kad labai dažnai būna tas toksai, nes man ta programa yra atėjusi, kadangi kaip aš buvau tinkliniame marketinge ne 7 metus, na vis dar esu. Bet būda pas mus tas toksai, kad tu turi mesti 3-5 paustus per dieną, tu privalai mesti ten tiek ir tiek paustų, tu turi Instagram'e mesti reelsus, tu turi tenais dar kokio nors programėlį dar kažką daryti. Ir tas toksai pastovus būdavo, kad aš turiu įmest paustą, aš pastoviai turiu kažką parašyti, aš pastoviai turiu kažką parodyti žmonėms, ne? Ir va dabar galiu pasakyti per šios metus, ne, aš jau galbūt tai esu šiek tiek jau paleidus, tikrai nebėra to pas manęs, kad aš privalau Facebook'e mesti 3 paustus, tikrai ne. Būna kartais, kad į dieną įmetu, kartais iš vis ten neįmetu. Tiesiog, jeigu jaučiu dabar, ką aš pradėjau daryti su savimi, kad nemesti tada, kai aš nesijaučiu, kad aš noriu apskritai kažką daryti. Suprantat? Tai pavyzdžiui, tas pats yra su podcasto rašymu. Šiandien rašinėjau epizodą, nes aš žinau, kad šį savaitgalį man neišeisiu įrašyti, nes aš tiesiog nebūsiu to energijos, aš tai žinau. Tarp kitko, čia yra palei mėnulio fazės toks dalykas irgi, ką aš tikrai pasidalinsiu savo projekte, kurį aš išleisiu, kaip jūs galite planuoti savo mėnesį į priekį netgi palei tai. Tai ir šiaip, aš žinau, kas manęs laukia šį savaitgalį, kad daug visokių namuose projektų, aš tiesiog nebūsiu to energijų, kad aš noriu eiti ir rašinėti epizodą. Supranta, dėl to aš rašinėjau anksčiau negu įprastai ir aš aišku išleisiu tą pačią dieną. Tai tas pats yra su tais paustais, ar ne, kad aš tiesiog nustojau juos paustinti dėl to, kad reikia juos paustinti. Ir tiesiog pradėjau galvoti, kad aš geriau mesiu rečiau, bet aš mesiu tai, kas man rezonuoja, kas man tuo metu eina iš tos geros energijos, suprantat, o ne dėl to, kad reikia mesti. Ir va dėl to pas mane ir buvo ta tokia programa, kad tu pastoviai turi būti kažkokiam tai hustle. Kad tu pastoviai turi varyt, nesvarbu, tu įmeti į paustą, tu vis tiek turi varyt dar. Bet to, kad, aš paleidau, aš esu rami ir aš žinau, kad pas mane ateis tam tikri žmonės, jie išgirs tą žinutę ir taip toliau. Pavyzdžiui, šią savaitę irgi dariau laivą savo privačioj grupiai apie naujausią produktą, kuris išėjo iš mano kompanijos. Ir aš išėjau tą laivą daryti su tokia intencija. Aš net padariau tokį kaip ir mini ritualą, kad man padėtų tiesiog pasiekti žmonės, kuriem reikia išgirsti tą žinutę, kurią aš noriu jiems paleisti, nes aš pilnai tikiu, kad to produkto reikia kiekvienam žmogui. Aš tikrai to tikiu, nes aš žinau, ant kiek jis yra naudingas. Per 7 metus esu tikrai sukaupusi daug klientų, kurie nuolatos sugrįžta ir dabar yra daug geresnis formatas pačio produkto, ne? Ir aš išėjau pusę valandos laivui ir aš galiu pasakyti, daug žmonių po to laivo nusprendė taipogi įsigyti, nusprendė investuoti į save ir tikrai susidomėjimas labai didelis atsirado. Ir bet dėl to, kad aš išėjau su visai kita intencija. Aš neišėjau su ta intencija, kad, Maryk užsakymų, Maryk kuo daugiau pardavimų. Ne, aš išėjau su ta intencija, kad aš noriu dalintis. O kaip bus, tai bus. Ir aš negaliu kontroliuoti to, kas tenais paklausys, kas peržiūrės įrašą, kas susidomės, ne. Bet ką aš galiu padaryti iš savo pusės, kad aš paleidau tai ir aš tikiu tuo įrašu, aš tikiu tuo sukurtu, kaip sakant, projektu, ar ne, na taip gali pavadinti, žodžiu, aš tikiu juo. Ir aš neinu darau dar 10 laivų ant kokių skirtingų profilių ir panašiai, ar ne, ta prasme. Tai va, apie ką aš norim smėliai pasakyti, kad kaip mes galim labiau pasitikėti tuo, ką mes jau esam sukūrę. Tas pats yra pavyzdžiui su šito podcastu. Tai aš galėčiau eiti ir kelti paustus, tai yra epizodus kiekvieną ten dieną, nes, kad galbūt daugiau žmonių neklausys panašiai, bet ne. Aš pasitikiu tais epizodais, kurie jau yra įrašyti
ir kurie pasieks žmonės. Kai kurie epizodai rezonuoja žmonėms labiau negu kiti, nes kiekviena situacija yra skirtinga, kiekvienos temos, kiekvieną žmogų įkvėpia skirtingai, suprantat? Ir tu neini ir kaip saka, ne over derin, ne ten dar eini, kuri to kontento dar ant viršaus tenais. Ir aš tiesiog stengiuosi visada pagalvoti, kaip aš galiu duoti tą epizodę žmonėms kažką, kas bus jiems naudinga ir kaip aš galiu panaudoti tą turinį. Va dabar aš įrašau epizodą, tai aš taipogi noriu siūsti e-mailą, noriu parašyti postą, kai aš išleisiu epizodą ir susikarpyti trumpus video. Ta prasme, iš to pačio epizodo. Kad man nereikėtų į dar kurti 20 skirtingų ar net tų pačių video, ką aš čia kalbėsiu. Tai taip, mėlyje, mes ir tą ir ugdo didesnį pasitikėjimą savimi, tai yra tai, ką mes jau esame išleidę. Jeigu galbūt jūs turite tam tikrą sistemą, pavyzdžiui, jūs turite reklamuoti savo produktą, savo servisą kažkokioje tai online erdvėje ir jūs žinote, kaip tie žmonės pas jumis gali ateiti, kad ateis ant jūsų website ir jie norės įsigyti ir taip tada automatiškai pas jūs tenais generuosis klientai. Tai vėlgi, aš nesakau, kad reikia nieko nedaryti, tiesiog sukel dabar kojas ant stalo ir maždaug, palieku viską visatai, ten aš pasitikiu ten keliais dviejais postais, kur rašiau prieš metus. Ne. Mums vis tiek reikia eiti, kaip pasakyti, toliau imtis veiksmų, bet aš ką noriu jums pasakyti, kad ne tą perstumimą, tą tokį, kad aš turiu nuolatos varyti, aš turiu nuolatos pušinti, kaip pas mus būdavo ta tokia programa, tinklinį marketingą. Ir aš manau, jeigu esate buvo tinklinį marketingą, jūs tikrai tą programą žinot gerai. Tarp kitko, dėl ko čia pas mane yra tas rebrandas, ties kuriuom dirbu, nes visos tos dogmos, kurias aš atgyvenau jau, kaip sakant, ir aš šiaip pati mokiau žmonės taip daryti seniau, aš to nebenoriu daryti. Aš nebenoriu, kaip sakyti, kelti žmonėms tą vadinamą spaudimą, kaip man buvo keliamas spaudimas ir tai man davė rezultatų ir panašiai, bet aš galiu pasakyti, mano nervinė sistema buvo įsireguliavusi ir tu pastoviai būdavai tokiame, kad aš turiu žiūrėti, kas bus telefone, kas man parašys ir taip toliau. Dabar aš tiesiog būna kartais žinučių netrašau iš karto, nes aš tiesiog nesijaučiu, kad aš noriu žmonėm atrašinėti. Būna, kad esu žiauriai excited, dabar aš tikrai jaučiu paskutiniam dienom, kadangi pilnatis yra jau visai šalia. Tai atrodo, kad mane iš lovos verčia ta pilnatis, aš nežinau, tiesiog antiek jaučiu tokį didžiulį, dėl to, kad aš dirbu ties labai fainų projektų, mėlyje, tai čia, manau, tas man tokį kelia didžiulės emocijas ir aš tikrai jaučiuosi, kad aš per hiperaktyvi esu ir aš nebežinau, kaip susitvarkyti kartais, nes antiek daug emocijų gerų virsta organizme, viduj. Bet tai nėra iš to, kad aš turiu ten varyti ir stumti, suprantat, ką aš turiu omeny. Ir čia yra lygiai tas pats tais projektais, dėl pavyzdžiui, darau tą projektą, kuris man yra labai artimas ir aš noriu iš tikrųjų tą žmonėms paleisti tą informaciją, kuri man iš tikrųjų tiek padėjo daug dalykų suprasti apie save ir tiesiog, nes, man, kaip pasakyti, tiek yra ir mano srityje, ar ne, vis dar yra žmonių, kurie tikrai bando tas pačias strategijas, kurios neveikia, kurios nėra jiems energetiškai tinkamos ir paskui tie žmonės labai nusivilia, kodėl man taip neišeina, kodėl man taip nėra rezultato, kažkam yra. Tai būtent dėl to, kad tu nežinai, kas tau yra energetiškai tinkama. Ir dėl to tu gal netradai tai, kas tau veikia, tu netradai srities, kurioje tu norėtum būti, netradai karjeros, kurioje tu norėtum būti, arba tu galbūt esi tinkamoje karjeroje, bet tu netradai tos strategijos, kuri tiktų tau. Tai čia yra būtent dėl ko aš ir esu antiek dabar užsihypinus, nes aš noriu žmonėm padėti su tuo dalyku, kad jie galėtų atrasti tos atsakymus, kurie slypi astrologiniam žemėlapį, suprantat? Tai ir čia, manau, yra tokia mano aistra. Tai yra mano aistra tikrai atrasta ir būtent, nes aš tiesiog esu priklausoma nuo to dabar, jau paskutiniais, nežinau, kiek mėnesiais aš tiesiog vien tik tai apie tai ir galvoju ir skaitau laiką ir investavau tikrai į žinias ir taip toliau. Tai tas ir yra, kai mes darom kažką, kas mums iš tikrųjų teikia džiaugsmo, mums tai yra natūralu, ar ne, ir mums nereikia savęs ten versti, kad aš turiu dabar kažką daryti, bet tu žinai, dėl ko tu tai darai. Tai mano toks ir bus jūsų klausimas jums, kaip jūs galite labiau pasitikėti tuo, ką jūs jau darot ir nustoti save versti vis toliau eiti, producinti ir pastoviai, kaip sakant, hustlinti, kad tu turėjai ten mesti postus kas valandą, ar ne, kitaip apie tave žmonės nesužinos. Tai čia irgi toks gaunasi kontroliavimas iš tikrųjų situacijų, kontroliavimas absoliučiai visko, kontroliavimas pačios visatos, ar ne, to viso vadinamo divine timing, ar ne, nes vėlgi viskas pas mus ateina, kada tam yra laikas. Ir aišku, mes labai norim kartais, aš noriu dabar tos pozicijos, aš noriu dabar tokios apyvartos, ar ne? Ir aš esu buvus irgi labai daug tokiose situacijose, kad aš noriu būtent čia ir dabar, tokios turėti
apyvartos, būti tokiai pozicijoje. Ir man iš tikrųjų reikėjo su tuo atidirbti, kad paleisti visą tai. Ir aš dabar esu ant tiek dėkinga per visus šituos metus, kad aš išmokau labai daug pamokų, tokių, kad viskas ateina, kada reikia ateiti. Suprantat? Ir tiesiog tu negali priversti, nes jeigu tu bandysi pušinti, jeigu tu bandysi, kaip sakant, stumti per prievartą, tai tau dar daugiau tu išeikvosi tos energijos ir iš tikrųjų kaip tik savo pasidarysi dar blogiau, o ne geriau. Tai tiesiog reikia išmokti priimti visą tai, kaip yra ir daryti tuos veiksmus, kai tu esi tame alignment, ar ne, vat, kad aš einu su ta intencija, kad aš einu su intencija kažkam padėti, kažkam suteikti naudos. O ne galvoti, kad va, aš noriu uždirbti pinigų iš to ir viskas, ar ne? Tai va dėl ko aš galiu pasakyti didžiausia žmonių problema, pavyzdžiui, tinklinėme marketinge, aš galiu pasakyti, ir čia galbūt kituose online versluose, versluose, kai žmonės vien galvoja apie pinigus, kiek aš iš to uždirbsiu. Ir galiu pasakyti, tokie žmonės dažniausiai labai greit iškrenta, įmeta kelias paustus, kadangi jie meta su tokia intencija, kad ką aš iš to uždirbsiu, vietoj to, kad aš kelsiu turinį tam, kad iš tikrųjų galėčiau duoti žmonėms edukaciją, kad galėtų žmonės išmokti, kad galėtų žmonės gauti naudingos informacijos, tada pas mane ateis tie klientai, ne? O ne, aš metu paustą, niekas nesusidomėjo po 2 paustų, tai viskas, ta prasme, tai čia nesąmonė, čia ne man. Nes žmonės atėjo su tą intenciją užsidirbti pinigų, supranta? Ta prasme, visi mes turim intenciją užsidirbti pinigų, ta prasme, kodėl mes, aišku, turim daryti viską dikai. Bet jeigu tavo pirminis bus tikslas, kaip aš galiu padėti žmonėms, tai, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti su šito podcastu, aš neuždirbu nei centą iš podcasto, aš podcastą vedau 4 metai. Ir čia visai nesenai su vienu žmogu skambinausi, kuris ten domėjosi galimybėmis dirbti online. Jis man sako, tai kaip tu ten, sako, generuoji tas pajamas iš podcasto. Sakau, nieko aš, sakau, negeneruoju, sakau, aš tiesiog, kaip sakant, edukuoju žmonės per podcastą ir sakau, aš negalvoju apie tai, kiek aš iš to uždirbsiu. Taip, aš sakau, galiu save nuvesti žmonės iki tam tikrų programų ar net panašiai, edukuoti žmonės apie tai, kas aš esu, ką aš darau ir aš natūraliai tiesiog plečiu savo, kaip sakant, tinklą, va taip, bet aš neinu ir nesėdžiu, kiek aš dabar gausiu iš to epizodo, ta prasme, nes aš, aš žinau, kad man visai kitaip viskas ateis, suprantat, o ne, kad va, sėdėsiu ir skaičiuosiu ten tuos savo centus, kurie prikapsės, ta prasme. Ir tokie žmonės, kurie turi tokią mindsetą, dažniausiai ilgai nesilaiko, nes jie daro ne iš tos pusės, kad ką aš duosiu kitiems žmonėms. Ir tą aš bandžiau tam vyrukui ir paaiškinti, kad sakau, klausyk, aš sakau, tai nežiūriu taip į tai, žinai, sakau, aš nežiūriu tik tai va kažkokią transaction, kas už tai gausiu. Ir sakau, kartais žmonėms nei to paaiškinti, nes jie tiesiog žiūri viską materialiai, kad va, jeigu aš tai darau, tai reiškia, aš turiu gauti kažkokius tai pinigus. Bet žmonės nesupranta, kad realiai energija, jinai visada teka. Ir jeigu tu atiduosi kažką žmogui, tu duosi kažkokią ir nemokamą informaciją, ar tą podcastą vėsieną, tau kažkaip sugrįž visą tai. Ir aš galiu pasakyti, man tai tikrai labai labai sugrįžo. Visi man dalykai, daug nuostabių žmonių sutikau, daug nuostabių sielų ir aš esu labai dėkinga už šitą podcasto bendruomenę. Ta prasme, tai va čia yra viso ko esmė, mėlyje. Kai mes pradedam daryti iš to, ką aš galiu duoti kitam žmogui, vietoj to, kad, kas man čia gero bus iš to. Patikėkit, aš tokie žmonėmi nebenoriu dirbti. Aš seniau būdavo, kad savo versle prisijungdavo žmogus ir tu matai ten, kad jis nori tų pinigų ir viskas. Ir jam neim paaiškinti, žinai, to dalyko, kad klausyk, mes čia ne tik tai atėjom, kaip sakyti, ne taip reikia žiūrėti viską, ne? Ir aš nebenoriu tiesiog su tokiais žmonėm dirbti. Jeigu aš dabar matau, kad žmogui tik tas galvoja, tai aš tiesiog, net aš atsisakau su juo dirbti, nes man tiesiog, nesutampa mūsų tiesiog vertybės. Ta prasme, kodėl aš turiu, ta prasme, bandyti tau paaiškinti tokius dalykus, kurių tu dabar nesupranti. Gal tu vėliau tai suprasi, ne? Bet tiesiog, ir paskui žmonės, žinai, apsimetinėja, kad ten, tipo, aš naudoju produktą ir ten, tipo, pas manęs ateis tie, žinai, užsakymai, aš ten apsimetinėsiu ir pas mane ateis. Tu gali kažkurį laiką, va, taip pavaidinti ir panašiai, bet čia neilgalaikis dalykas yra. Pavyzdžiui, neišbūsi 10 metų taip darant, supranti, nes anksčiau ir vėliau išlys visą tai iš maišo. Ir žmonės labai jaučia energiją, žmonės jaučia tą aurą, kai tu darai kažką nuoširdžiai. Arba kai tu bandai kažką feikinti atsisėdęs, ne? Tai va, čia biškai nukrypau nuo temos, bet čia, manau, irgi yra labai susijęs su tuo dalyku, kad vėlgi neužtenka tiesiog paleisti kažką su ta energija, kad ką aš iš to gausiu. O reikėtų kaip tik klausti, ką aš galiu duoti žmonėms. Nes jeigu tu paleisi ar projektą, ar kažkokią tai kursą, ar tą patį verslą su ta intencija, ką aš iš to gausiu, kiek aš iš to uždirbsiu, tai tikrai tai labai stipriai jausis ir ta energija bus labai žema. Bet jeigu tu paleisi su ta intencija, ką aš galiu duoti žmonėms, ką aš galiu duoti gero kitiems, tada pas tave ir pradės ir ateiti ta gausa ir žmonės, ir galimybės, ir natūraliai viskas ateis. Tu nori, nenori, tu neišvengsi to, jeigu tu būsi su šita intencija, suprantat? Tai va, tai čia yra pati didžiausia žmonių
problema, kiek man yra tekę matyti, kad žmonės, sakau, prisijungia, įkelia 2 postus, parašė keliams žmonėms, negavo jokių užsakymų, nuleido rankas ir viskas. Ir dažniausiai dar tokiems žmonėms yra labai sunku paaiškinti, kad tu ateik į apmokymus, tu pasiklausyk, ką mes kalbam, ką mes dalinamės, kokią informaciją skleidžiam. Jie vis tiek galvoja, kad jie žino geriau. Nu, ta prasme, kiek esu tokių žmonių turėjus. Aš nežinau, kaip tu gali žinot geriau, jeigu tu nesi nieko toj srity kažko pasiekęs, tai kaip tu galvoji, kad tavo ta strategija gali tau veikti, jeigu nekivaizdžiai neveikia ir tu nenori mokytis. Čia lygiai taip pat, kaip aš dabar, tarkim, nusprendžiu vesti podcastą, nu, va, sėdžiu ir vedu aš tą podcastą, ne? Ir aš nesidomiu apie kitus žmonės, kurie yra sukūrę sėkmingus podcastus, apie kokias strategijas jie daro, kaip pritraukti daugiau klausytoją, apie e-mail listus ir panašiai. Ne, aš sėdžiu ir va, vedu tą podcastą. Ir aš nieko nenoriu mokytis, gilintis, tiesiog aš žinau geriausiai, nors aš nesu to gyvenime darius. Daurasme, kokia logika? Nėra logikos iš vis. Tai tikrai, žinokit, daug esu tokių pokalbių turėjusi ir vis tiek žmonės nesupranta. Tiesiog nesupranta, jie vis tiek galvoja, kad jie žino geriau ir tebūnie, ta prasme. Tai va, ir noriu duoti jums iš tikrųjų namų darbus. Tai žinau, kad daugeliu žmonių yra tas dalykas savivertė, ar ne, nepasitikėjimas savimi. Tai noriu duoti jums namų darbą. Pasimkite lapą, gali būti lapas, gali būti užrašinė, bet tą praktiką jūs darysit kiekvieną vakarą prieš miegą. Tai užsirašykite ant to lapo ar užrašų knygutėje viršuje žmogaus vardą, kuris jūs labai įkvepia. Tai gali būti žvaigždė, gali būti bet kas, Beyoncé, Shakira, gali būti, nežinau, žmogus, kuris jums rezonuoja tiesiog socialiniuose tinkluose, gal tai yra jūsų artimas žmogus, tiesiog jums tas žmogus yra įkvėpimas, yra kaip tas mūza, jūsų mūza, tiesiog kur jūs tiesiog, aš dievinu tą žmogų, aš viską dievinu apie tą žmogų, jis toks nerealus. Tai va, tai nežinau, kas jums tas žmogus yra, bet tikriausiai kažkas jums jau kilo į galvą. Ir galite užsirašyti, pavyzdžiui, nu, aš duosiu kaip pavyzdį, netarkim, Beyoncé. Ir ką aš noriu, kad jūs darytumėt, kiekvieną dieną paskirtumėt laiko šitai praktikai ir parašytumėt 5 dalykus, kurie jums patinka labai apie tą žmogų. Tai pavyzdžiui, Beyoncé. Man patinka jos energija. Man patinka, kaip jinai save pasiekia, kaip jinai pasitikė savimi. Ir šalimais, kai jūs parašysit apie tą žmogų, šalimais parašykit apie save lygiai tą patį. Tai pavyzdžiui, man patinka Beyoncés energija. Ir tada jūs parašot, aš taip pat turiu labai pozityvę energiją, nes nekartą esu įkvėpusi žmonės daryti tą. Nu, žodžiu, čia kaip pavyzdys, ar ne? Tarkim, man patinka, kaip jinai kalba. Ir jūs taip pat parašo apie save. Man patinka, kas jums patinka apie jūs, taipogi toj srity, suprantat? Ir 5 dalykus kiekvieną vakarą. Ir tikslas užpildyti 100 tokių punktų. Patikėkit, po šitos praktikos, jeigu jūs ją atliks, jūsų savivertė, pasitikėjimas savimis bus didesnis, daug didesnis, nes mes labai dažnai žavimės tai žmonėmis, kurie mums įkvepia ir taip toliau, bet iš tikrųjų mes patys visą tai irgi turime, arba mes neleidžiame tam pilnai atsiskleisti. Suprantat? Bet iš tikrųjų mes vis tiek patys tai irgi turime. Tai vat jums tokia užduotis, būtent susijusi su paskutiniu epizodu tematikomis ir mėlyjeji noriu jūs dar paraginti, prisijungti prie mano laukiančių sąrašo. Tikrai žinokit, tai yra kažkas, kas, nežinau net kaip ir bandyta žmonėms pateikti tai, bet aš tiesiog noriu paraginti prisijungti prie veiklisto ir po to pamatysite, kas bus. Gerai? Ir nepamirškite manęs pasiekti socialiniuose tinkluose, labai vertinu atgalinį ryšį, visada malonu išgirsti žinutes, nes iš tikrųjų kaip yra įdomus to podcast'o, kad kartais aišku, aš nueinu programėlę, aš visada matau, kad yra perklausos, kad žmonės klauso ir taip toliau, bet kartais aš taip norėčiau sužinoti, ką jūs galvojat. Ar aš tiesiog sėdžiu ir tiesiog šneku su savim? Tai iš tikrųjų labai vertinu, kai žmonės man parašo žinutę kažkokią, tai tada aš žinau, kad, tai reiškia make sense, ką aš čia kalbu, ne? Tai labai vertinu. Aš žinau aš pati klausau kitų žmonių podcastų ir aš nesu gyvenime jiems žinutės parašysi, bet man neduoda labai daug. Man tie žmonės yra mano, kaip pasakyti, aš kvepuoju tais podcastais, žinai. Ar ten sporto salėje, tiesiog namus besitvarkant, bet aš nesu gyvenime jiems parašęs kažko. Tai va, bet žinau, kad tai labai daug ką reiškia. Tai aš pati irgi noriu tai daryti daugiau, parašyti žmonėms, kad
kad aš jų klausau ir taip toliau. Tai man taip pat tai labai daug ką reiškia. Ir mane pasiekti galite Facebook'e Agnė Der, Instagram'e esu Pakeisk savo gyvenimą, tai yra mūsų tinklalaidės profilis, aš turiu ir asmeninį, Agnuela, bet jeigu norit labiau susijęti temą su saviugda, tai geriau sekite Pakeisk savo gyvenimą ir taipogi tik tokią Pakeisk savo gyvenimą taip pat. Tai ačiū, kad esat mėlyje ir susitiksime kitą savaitę ir nepamiršk prisijungti prie waitlisto.